Taip, sveiki žiūrovai. Dabartinė tema yra, kodėl Lietuvoje ir praktiškai visoje Europoje yra sunku gauti gerai apmokamą darbą jaunam vyrui. Kas lemia, kodėl taip yra? Na tai jeigu pasižiūrėsime globališkai, tai visa gamyba yra iškelta į Kiniją. Visi fabrikai ir kinai dirba dirba kaip vergai už mažai ir verslininkai tai padarė, kad tiesiog jiems daug apsimokėjo iškelt gamybą. Ir to paseko, jeigu patys pažiūrėsit, tiek ir jums sunku gauti darbą, tiek ir man, tiek ir bet kuriam kitam jaunam vyrui yra tikrai sunku save atrasti, sunku kažkur realizuotis, sunku gauti darbą. Patys matot, kad mes nieko negaminam, kad mes perkam viską kinietišką, visą kinietišką produkciją. Ir to pasekoje didelė dalis vyrų yra be darbo. Ir didelė dalis stoja į darbo biržą, nes neapsimoka tiesiog dirbti. Jie ten gauna iš darbo biržos 200 eurų, tai kam dirbti už 400 eurų, jeigu tu pusę gali iš biržos gauti. Ir būtent dabar visas pasaulis taip apsisuko, pasikeitė, kad realiai mes Lietuva esam paslaugų sfera. Ir tai yra vyrui, kurio amžius yra nuo 18 metų iki 30, realiai praktiškai 100% tikimybė vos ne, kad jis dirbs paslaugų sferoje. Tai yra labai maža tikimybė, kad jis gamins kažką. Yra, aišku, tikimybė yra, bet jeigu jisai ir gamins, tai bus jo palikta arba toliau tęsiamas tėvų verslas arba senelių. Pavyzdžiui, aš turiu vieną klientą, druska jisai užsiima, tai druską jis gamina kaip ir jau gaminų tėvai, proseneliai, iš kartos į kartą perduodama. Bet jeigu tavo tėvai visiškai nieko negamino, tik dirbo samdomus darbus, tai tu nesistebėjai, kad tu ir pats dirbsi paslaugų sferoje ir kad tau yra sunku darbą gauti. Ir žinokit, visa situacija labai panaši yra visoje Europoje. Pavyzdžiui, neseniai turėjom klientą iš Italijos, jis pats yra turkas ir Italijoje ta pati krizė yra. Gamyba iškelta į užsienį, biudžetas deficitinis, minusinis, tai yra parduoda mažiau, tiesiog ir parduoda mažiau, to pačiu ir gamina mažai. Tai yra perka daugiau negu kad parduoda, dėl to tas deficitas, biudžetas minusinis. Ir tiesiog dėl to ir yra krizė vadinama. Dėl to ir yra šnekama. O tai kaip tos valstybės gyvuoja? Valstybės gyva paprastai, jos skolinasi pinigus. Su Europos Sąjunga yra tiesiog prasiskolinusi, jie gyvena iš skolintų pinigų, kaip perimusi Amerikos gyvenimą. Realiai visi mūsų, kai mes pagalvojam klientai, kurie atvažiavo į Alfa Vyras mokymus, jie už juos mokėjo iš tų valstybių uždirbtus skolintus pinigus, tų valstybių. Nes tas emisijos teisė turi euras, doleris, frankas, juanį ir svaras, sterlingas. Tai vadinasi, ką reiškia misija, kad tų šalys gali tiesiog spausdinti tuos pinigus. Spausdinti ir automatiškai tų pinigų pačioje šalyje yra daugiau, tai todėl tie žmonės daugiau uždirba tenais. Bet ne dėl to, kad ta šalis kokia geresnė nei kad Lietuva. Ir prie ko vedam visą tai, kad tiesiog, kad tu nesinervuotum, kad suprastum, dėl ko taip yra. Ir kad dabar realiai, ką tu gali padaryti ir kaip yra daroma, tai realiai ir tik tarpininkaujant tarp Kinijos ir tarp tavo šalies. Arba dirbant su video medžiaga, ką mes darom realiai. Šiandieną yra įmanoma kažką infoverslas, kas gali daugiau uždirbti. Ir paslaugų sfera. Tai yra tu teiki kažkokiam kitam žmogui kažkokią kitą paslaugą. Esmė tai yra, kai tu darbinės, reikia pasižiūrėti,
kas yra klientai tavo firmos ir iš ko jie pinigėlį tą gauna, kas neša tą esminį biudžetą firmos. Tai jeigu pasižiūrėsi, jeigu dėl ko tau yra labai sunku gauti gerai apmokamą darbą, nes tik gerai apmokamą darbą tu gali gauti firmai, kurie turi užsienio klientus. Na, pavyzdžiui, Lietuvoje yra, pavyzdžiui, aš pažįstu, daro medinius langus ir juos transportuoja į, atrodo, Vokietiją ar kur. Jūs Lietuvoje gamina, išpjauna, padaro, juos veža į Vokietiją. Tai vat ir ten darbuotojai, jie ir gauna gerai apmokamą darbą. Ta įmonė tik tol gyvos, kol turės tuos užsienio klientus, kas pirks tuos medinius langus. Ir viskas, ir čia stebuklų nėra. Tu gali gaminti, ką tu čia tik nori, kiek tu nori, bet esmė, ar tu turėsi kam parduoti. Ir vat esmė, kad mum sušiko realiai, atsiprašant, rinka va tie kinai su savo pigia produkcija, nes aš nežinau, ar pats žiūrovė esi kada pirkęs produktų, tikrai esi garantuotai pirkęs ir nusivylęs tą kinietišką kokybę, kur mes patys galėtume europiečiai gaminti savo kokybiškus daiktus ir turėti kam parduoti, nes dabar iš Kinijos realiai šlamštą tempia vos ne į Europą. Ten 90% tų produktų, aš pats esu pirkęs kameras, tai aš tom kamerom labai nepatenkintas. Aš sumokėjau $1500 ir aš gavau ten tas kameras, tai jūs nieko gero iš tikrųjų yra, visiškai. Ta prasme, vienose kamerose garsas prastas, kitose kamerose baterija vos 45 minutės laiko, trečiose kamerose prastas video apimamas plotas, kai filmuojas. Ir daugelis kitų dalykų realiai, kur tu perki, pavyzdžiui, japonišką Sony kamerą, tai tu gauni visai kitą kokybę. Ar ten Canoną. Tai va, kitas pavyzdys. Transporto firma viena irgi gali vairuotojai mokėti ir darbuotojai didesnius atlyginimus vien tik dėl to, kad yra užsienio klientai. Užsienio klientai yra dėka vadybininkų, kurie suranda tuos užsienio klientus, ta įmonė dar gali klestėti. Bet iš pačios vidaus rinkos tai neįmanoma padaryti, iš pačios Lietuvos. Žmonės čia pinigų neturi. Tai va, tai dabar tau yra daug aiškiau, dėl ko yra sunku jaunam vyrui gauti gerai apmokamą darbą.